Sveiki, mes prie Šešupės, ties Peliuškiais, turbūt žinoma vieta. Dar tik pradžia, einam ruoštis, maišom jaukus ir susitiksim jau prie kranto. Su jaukais paprasta, vienas toks, kitas toks, tada džiūvėsiai 700 ml vandenio kažkur prasijoju per 2 mm, tada 3 drėkinimai, dar kartą persijojam ir bus paruošta, tai kol susidėsiu daiktus panašiai ir pabrings ir žiūrėsim kas bus. Tad einu maišytis jaukų. Nu va, įsikūrėme, vieta žinoma daugam, čia ir žvejota. Taip viskas atrodo be platformų su kėdute Atora. Antra versija ar trečia čia kėdės. Bet ką noriu papasakoti. Topinė kėdė, kiek man žinoma, yra Prestonų. Vien tik dėl to, kad pakojai susistumia. Nu tai čia to nevyksta, reikia užmauti. Pirmiausia, pasistato pakojus, tada užsimauna kėdėj, bet naujiena atsiradus vidinė koja. Tiesa, Prestonė yra 36, čia 25, bet, kaip matot, tas pats stalas, kurį naudoju prie platformos, tai įsideda telė, viską sudedu. Tik tais, kad reikia prieš užmaunant kėdę dėti meškerės laikiklį papildomą, jeigu norit pagalvoti, bet čia aš su jie žvejosiu gal 5 kartą, tai jau atsiranda daiktai savo vietose iš lėto. Dabar startinis jaukinimas minimalus. Ir žiūrėsim, kips ar nekips čia kas. Dzikai, matilius, kasteris, sliekai, būsteriukai, jaukas tamsus kaip visada, pakarpimui reikaliukai, ultrukiai, 11 pėdų ir gal. Tai va, pirma šėrikliukė užmesta, jaukyklėlį. Nu, uždėsim 12 pavadėlį. Reikės paploninsime. Bliukas tebūnie A1 10 numerio. Labai geras pritaisėlis. Aišku, geriausia tai namie susirišti. Kas tau čia suriš? Stumas tai 70. Per ranką panašiai. Norėčiau pagauti gražių kuojų. Ir būtų viskas gut. Bet bus matysim. Dažniausiai, kai atsivežu kamerą, tai nieko nepagauni. Viskas čia paruošta. Dar 3 šėrikliukai su minimaliai kasteriu. Stumas kiek metasi, tai čia mato turbūt. Bet kiti mačiau žvejoja prie pat anų krantų praktiškai. Tai aš ne kažkaip. Ten eina švelnus toks dugnas, o čia tokia tarkelė prasideda minimali. Jaukas gerai sumaišytas, neiškrenta. Čia
toks, kur būna, kur parduotuviai klausia, turi gero jauko. Kas yra geras jaukas? Nu tas, kur iš jaukyklėlis neišpuol. Biškį palaikysim ilgiau. Po startinių va tokia šėryklėlė bus nedidelį. Metalinį. Jeigu reiks padidinsime. Fidergamas 0,6. Nepintas ir gale mazgelis. Viskas va. Puikiausiai. Nu ir ką? Baltas, raudonas, baltas, džikeliai. Ir žiūrim, kas bus. Galėtų būt koja didelė. Nieko nekarpysim dabar. Žiūrėsim, ar gyvena kas nors čia. Skendimo laikas iškart skiriasi jaukyklėlį. Laikrodžių neturiu, jau bėda. Va. Na. Rupūžė okei. Pabėgau. Žuvies daug. Atrodo yra. Ir šėryklą padidinsim. Gal prišauksim ką įdomesnio. Ką dėdė viską valgau. Tai žvejojam ant dzikų. Nes uždėti greičiausiai. Du dzikeliai. Nuduoda dzikam per kuprą gražiai. Net meškeriai drėba, nežinau kaip matyti. Bet nepasikimba. Tokiu atveju yra variantas mauti dziką iš ilgai kabliukų. Pabandysime. Nu va, tokio dydžio kojukis. Pasiteisinau. Dziko užmovimas iš ilgai. Užtikrintas kibimas. Pakartosim procesą. Ir tik vieną dziką ir paliksim. Sako, žvejybo jeigu kimba, tai nieko kais nereikia. Pažiūrėsim, ar nemeluoja. Galėtų biškį didesnis būti. Oba.
truputį stambėja, bet vis tiek smagu tokias keptų tokius. Negali skūstis. Geruminiai. Nu. O. Kepimukas šiaurus plyšta, fiderukas. Alės mano. Teik. Tos kojos tai pasiutė. Jau šitai reiks graibštų. Nu va. Jei tokios iš vien neina pykt. Ir taip neina pykt iš tik. Nutraukite. Ale kokia šalta. Spalvos kokios gražios. Nebijok, tuoj paleisiu iki paskui. Va, 4-5 ir žuvis didesnį. Taip ir noris 5 uždėti. Nu davai. Ko ne? Truputį į jaukiklėlę. O, tu velne, va, klipsus nulyti. Būna. Dabar nusimetė toliau. Kojukės ir gaudom. Ale smagu. Nu kur. Taip, aišku, geriau nedaryti. O, kokia koja graži. Ir viskas ant pinkų. 4-3 pinkutės. Į jaukiklėlę irgi pinkos. Ir viskas. Aš jų labiausiai ir norėjau, tai galėtų visos būti tokios. Jaukiklėlė ta didesnė ir gaudau, iš tikrųjų, nes tempas nieks nemažėja. Žuvies yra. Tai ją reikia išlaikyti. Nedicka. Šiaip upė tai gyva. Malasi žuvys ir matyt šaukinėja. Šalvys vaikiai pirmai, bet kelis spiningautojai praėjau, tai sakė, ešerių visai nieko po vieną pagavė.
Nu, dzikų nenori, pasiūlysim pinkutį. Sumažinau kablį, kaip minėjau, pirmą ir šiek tiek suploninau pavadėlį, bet čia tas plonumas čia gal įtakos neturėtų. Bet kabliukas mažesnis dydžiu, tai stipriai pasiteisinu. Ir nedidinsim, nebent koks netyčia karšelis ateis. Smagi tokia žvejyba Leona meškerėje, atstumai nedideli, tai ne Nemunas. O. Aukšlį. Garantuotai. Šitų tai čia visai nereikia. Atsikabinu, jau gerai. Nenoriu aš tų aukšlių čia. Prikibau kokie kūjukiai. Tos didesnys tai jau kaip čiumpa, tai klausimų nekyla, ką daryti. Tik reik meškerę inkaruoti. Ir dabar jaukas jau pasyvesnis, sunkesnis, tai taip stipriai ir spaus nereik, nes paskui parsitraukit jauką atgal. Tai čia ne tas variantas, kad jaukas geras, jeigu lieka. Va. Nu. Aleiga. Nereik nei tų karšių nemane. Nu. Va. Tokios būt. Kas trečia. Nu gerai, kas penkta. Jau neitų pykt visai. Čia takuoja. Net į keptuvę netilptų. Gerai, dabar reikia jaus nesužalojant išimt kablį. Tiek reikalų. Kalko. Nu šitą man patiko, galiu pasakyti. Dar viena žuvis. Kur toj, ne, kur. Šlys. Norėtųsi jau vieno kito karšelio į tarpas. Tikiuosi girdėti, kiek čia veiksmų, kur žuvį šokinėja, kas kur vyksta. Tie kiti kibimai tokie atbalais dantim, tai
Ir tu žinok dabar, tų pinkų liko dar ar neliko ant tų kablių. Manykime, kad neliko. Liko. Nedaug, bet liko. Tai kur dzikai šį kartą. Plakis. Čia dabar kasgi tau atsitiko. Dzikai buvo uždėti. Kuokim, bet dabar pabandysim paduoti matiliaus į jaukyklėlę. Ir pažiūrėsim, kas čia bus. Praeitą kartą, tai aš jau čia kartą buvau. Tai didžiausias karšys 2,5. Tuos dzikus tai bado atbalaizdantim toks vaizdas, kad tikrai bijau jų. Uždėsim pinkus. 2 šėryklos su pinkele ir kuoja. Matiliaus daugiau neduosim. Dabar vėl visas mažas reikia išgaudyti. O, išlaukim vien kartą. Taip. Pakėlėm. Geriau taip nedaryti. Nu, pradeda tempti. Ir veiksmų vis mažyn. Įdomu, kaip čia tamsiai, gal žvejojat kas. Ar verta čia ant vakariukų pabandyti. Gal kas nors įdomiau būna. Jeigu kas bandė, tai būtinai parašykit komentaruose, kaip sekėsi. Nes gal kurį vakarą būt galima patikrinti. Nu, dar pabandom. Reik žuvį pagaut, kad žvejybą pabaigt. Užsidaryt. Nu, čia gal ir įskaitinį. Kuojonziai. Einu apsirenku daiktus. Pažiūrėsim, ką čia sugaudym. Labai greit šviesą kažkas išjungi. Nežinau, kiek čia pavyks ką parodyti. Bet dar nušoviau vieną karšelį. Va. Žuvys bėga. Toks tas laimikis. Kojų gerų buvo. Smagu iš tikrųjų. Man patiko. Grįšim čia. Paleidžiam žuvį dabar. Štai iš karto ko nekankinti. Nes ir taip prisikankinu. Net neina panešti, suplėšk galva graibštų. Jau išsimovi.
Nu nieko įmausia. Va. Na, žibik. Kujos tai smagios. Buvo labai. Nu, atsigauk, bičiuliai, atsigauk. Va. Nuplaukė gerai. Ir viskas. Būtinai čia sugrįšime. Tai gal į kitą vietą, o gal ir ne. Tai ką, iki kitų kartų. Savęs nei nerodo, nes vis tiek nieko nematysit. Iki greito.